Krikštas yra ne praeities ritualas, bet susitikimas su Kristumi, formuojančiu visą pakrikštytojo egzistenciją, suteikiančiu jam dieviškąjį gyvenimą ir kviečiančiu nuoširdžiam atsivertimui, pradėtam bei palaikomam malonės ir leidžiančiam pasiekti Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. Popiežius Benediktas XVI. 1387 metais, kai krikštijosi lietuviai aukštaičiai, žemaičiai negalėjo būti pakrikštyti, nes tada jie nepriklausė Lietuvos didžiajai kunigaikštijai. 1382 Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila už vokiečių jam suteiktą pagalbą kovoje prieš dėdę Kęstutį ir pusbrolį Vytautą, žemaičių žemę, esančią tarp Baltijos jūros ir Dubysos upės, padovanojo kryžiuočių ordinui. Po 2 metų, 1384, kunigaikštis Vytautas pabėgęs pas kryžiuočius padovanojo jiems žemaičių žemes iki Nevėžio upės. Dar 3 kartus, 1392, 98 ir 1404, kunigaikštis Vytautas dovanojo žemaičius kryžiuočiams. Tačiau realiai kryžiuočiai žemaičius valdė tik nuo 1399 iki 1410 metų. Per tą laikotarpį žemaičių evangelizacijai ir christianizacijai vokiečių ordinas nieko nenuveikė. Konstancos bažnytiniame susirinkime žemaičiai kaltino ordiną. Anei Vilkina mumis krikštyti. Anei bažnyčios nė vienos nepastatė. Anei vieną kunigą neatsiuntė. Tik 1410-aisiais, po triuškinančios lietuvių Lenkų pergalę Žalgirio mūšyje prieš kryžiuočių ordino riterius, Lietuvos valdovai Jogaila ir Vytautas ėmėsi žemaičių sukrikščioninimo akcijos. Tiek 1387 lietuvių aukštaičių krikšto atveju, tiek 1413-17 metų žemaičių krikšto metu sąžiningai buvo laikomasi nuo apaštalų laikų galiojusios krikšto apeigų tvarkos. Nepasiruošusių ir sąmoningai neapsisprendusių niekas nekrikštijo. Prieš krikštą tiek lietuvių aukštaičių, tiek žemaičių žemėje vyko liaudės katekizacija, katekumenatas. Aukštaičių krikštui pasiruošimo scenarijus buvo toks. 1386 vasario 15 dieną Krokuvoje pakrikštijamas Lietuvos valdovas, būsimasis Lenkijos karalius Jogaila, kuris tapęs krikščionių galėjo vadovauti visos savo tautos pasiruošimui krikštytis. Krikštui reikėjo gerai pasiruošti ir tam jie turėjo daugiau nei metus laiko, tai yra nuo 1386 iki 1387 Velykų. Jogaila, prieš išvykdamas į Krokuvą krikštui, Vilniuje, toje vietoje, kur anksčiau jis pats ir kiti lietuviai pagonys rinkdavosi garbinti savo dievaičių, pastatė kryžių ir pradėjo katalikų bažnyčios būsimos Vilniaus vyskupo katedros statybą. Pirmoji katedra buvo pastatyta dar prieš aukštaičių krikštą, nes 1387 vasario 17 Jogailos išduotame katedros aprūpinimo dokumente rašoma, kad katedra jau pastatyta. Po Jogailos krikšto 1386 pavasarį į Lietuvą atvyko Lenkų ir Čekų kunigų bei vienuolių, kurie su Gedimino laikų Vilniuje veikusiais ir lietuviškai kalbančiais pranciškonais katekizavo Vilniaus ir jo apylinkių gyventojus. Katekizacija dar labiau suaktyvėjo, kai 1386 metų pabaigoje į Lietuvos sostinę atvyko pats karalius Jogaila. Ilgesnio pasiruošimo visuotiniam krikštui reikėjo dar dėl vienos priežasties. Pagal krikšto apeigas pakrikštytajam visada įteikiamas baltas rūbas. Žinoma, kad 1387 metais krikštijamųjų buvo per 30 000. Tokiai daugybei naujai pasikrikštijusių reikėjo nemažai laiko norint pagaminti baltus apsiaustus.
Istoriko Dlugošo minimi balti lininiai ar vilnoniai rūbai nebuvo jokia Jogailos išgalvota priemonė patraukti prie krikšto kuo daugiau pagonių, nes tai įeina į krikšto apeigas. Lietuvių krikštijimas prasidėjo 1387 metų didįjį šeštadienį prieš Velykas. Buvo tiksliai laikomasi tuo metu galiojusių ir Vatikano antrojo bažnyčios susirinkimo vėl sugrąžintų krikšto apeigų. Prieš 1413 metų krikšto akciją Žemaičiuose 1411–13 metais lankėsi premonstratiečių vienuolis Jeronimas Prahiškis. Jis kurį laiką buvo pamokslininkų karaliaus Jogailos dvare Krokuvoje. Vėliau buvo atsiųstas į Lietuvą. Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas jam pavedė pamokslauti tarp žemaičių, ruošiant juos krikštui. Misionierius labai uoliai ėmėsi darbo. Žemaičius ne tik mokė krikščioniškojo tikėjimo tiesų, bet ir uoliai užmušinėjo gyvates ir žalčius, ką žemaičiai laikė dievais, kirto šventuosius ąžuolus, gesino šventąją ugnį. Iš pradžių žemaičiai tam nesipriešino, stebėjo ir laukė. Tačiau vėliau sunerimo. Pas didįjį Lietuvos kunigaikštį Vytautą pasiuntė būrį moterų, kurios verkdamos prašė nenaikinti jų šventų vietų. Vytautas, bijodamas prarasti dar galutinai krikštui neapsisprendusius žmones, įsakė Jeronimui išvykti iš žemaičių žemės. Tačiau tų pačių 1413 metų rudenį kunigaikštis Vytautas pasikvietė karalių Jogailą ir abu Kaune sėdo į mažą laivelį ir plaukdami Nemunu, o po to Dubysą, pasiekė Žemaitijos glūdumą. Valdovai įsakė iškirsti garbinamus medžius ir užgesinti šventąją ugnį. Jie patys žemaičių kalba aiškino krikščioniškasias tiesas ir ragino pasiruošti krikštytis. Apsisprendusius krikštijo Vytauto ir Jogailos atsivežtieji, taip pat ir iš Jeronimo Prahiškio būrio žemaičiuose pasilikę kunigai. Pakrikštyta buvo keletas tūkstančių buvusių pagonių. Šią žemaičių krikšto akciją norėta pabrėžti, jog patys žemaičiai, vadovaujami savo valdovų, laisva valia atsivėrė krikščionybei. Valdovams grįžus atgal į Vilnių, pradėtą į žemaičių krikštijimo darbą tęsė žemaičiuose pasilikę kunigai. Kai 1414 metais Konstancoje buvo atidarytas visuotinis bažnyčios susirinkimas, abi pusės, Kryžiuočių ordinas ir Lenkijos Lietuvos valdovai, perkelė tarpusavio ginčus į šį pietų Vokietijos miestą. Šiame tarptautiniame forume buvo nagrinėjamos šalia kitų ir tokios problemos kaip Kryžiuočių ordino misija, ordino santykiai su neseniai pakrikštytais lietuviais ir su ką tik Vytauto ir Jogailos pradėtais krikštyti žemaičiais. Vytautas ir Jogaila suprato, jog Konstanco susirinkimas gera proga visai krikščionijai pristatyti kryžiuočių konflikto su Lietuva ir Lenkija esmę. 1415 m. rudenį Vytautas pasiuntė į Konstancą 60 jau pakrikštytų žemaičių didikų delegaciją, kuriems vadovavo Jurgis Gedgaudas ir Jurgis Galminas. 1415 m. gruodžio 4 dieną delegacija buvo iškilmingai priimta Konstancos katedroje, o po poros mėnesių 1416 vasario 13 dieną plenarinėme posėdyje buvo perskaitytas žemaičių skundas Proposicijo Samajatarum. Iškeliama daugybė žemaičių iš kryžiuočių patirtų skriaudų ir kliudimų priimti krikštą. Malonėkit mumis išgirsti. Mes turim žmogišką prigimtį ir nesam kokiai nors žvėris, katrus galima dovanuoti, parduoti ar pirkti. Esam Dievo kūriniai, sukurti pagal Dievo paveikslą, kad gautumėm Dievo vakų laisvę ir atgėmę ir atsinaujint Kristaus tikėjimą. Noram tą laisvę naudotis ir džiaugtis. Kapana naudojas, džiaugas visi krikščionis. Ir visų aiškumu priduram, kad ne kap nenoram,
kad tai brolė kryžiuočia mūsų engtų ir kad mes būtumėm anun valdo, nes aniai, paprasta anims priklausončius žmonės, na valda, o visą apskriaudė. Proposicijo Samajatorum greičiausia suredagavo Krokuvos universiteto rektorius Vlatkovičius, padedant Jogailos ir Vytauto sekretoriams. Skundo perskaitimas plenarinėme posėdyje padarė didžiulį įspūdį. Kryžiuočiams palanki viešoji nuomonė pagaliau persilaužė į Lenkų lietuvių pusę. Paaiškėjo, jog Kryžiuočių ordinas nėra vienintelis krikščionybės nešėjas į Žemaitiją, vienintelę Europoje pasilikusią pagonybės salą. Ordinas netgi esas pagrindinė kliūtis, kodėl į Lietuvą taip vėlai įžengė krikščionybė. Visuotinis susirinkimas nė nelaukė, kol bus išrinktas naujas popiežius ir savo autoritetu nutarė veikti. Tai bene vienintelis bažnyčios istorijoje atvejis, kai visuotinis susirinkimas įsteigė vyskupiją. Susirinkimas nusprendė įgalioti Lvovo arkivyskupą Joną ir Vilniaus vyskupą Petrą įsteigti Žemaičių vyskupiją ir paskirti jai vyskupą. Gavę paskirimo raštus, jie laukė tinkamiausio laiko baigti Žemaičių krikštą. Į Žemaičius 1417 metais abu vyskupus atlydėjo kunigaikščio Vytauto bajorai ir kariai. Intensyvus apaštalavimas truko beveik 3 mėnesius. Krikštui pasiruošę žmonės, bijodami likti nepakrikštyti, subėgdavo prie kelių, kuriais važiavo vyskupai. Tokiu būdu vyskupai, susirinkimo legatai, suteikė atgimimo Kristuje krikštą daugiau nei 2/3 visų to krašto gyventojų. Išvykdami legatai naujakrikščiams žemaičiams Medininkuose, dabar Varniai, įsteigė vyskupijos centrą ir išventino žemaičiams pirmą vyskupą lietuvį Motiejų Vilnietį iš Trakų, gerai mokėjusi žemaičių kalbą. Naujasis vyskupas buvo studijavęs Prahoje ir Sienoje, buvo Vilniaus katedros kapitulos prelatas prepozitas. Vyskupai legatai pirmąjį žemaičių vyskupą konsekravo sekmadienį 1417 spalio 24 dieną Trakuose. Taip buvo užbaigta ne tik Lietuvos, bet ir Europos žemyno oficiali ir formali christianizacija. Pradžioje krikščioniškas žemaičių lietuvių gyvenimas vystėsi gana ribotai ir tik po 2 šimtmečių įstengė giliai įsiskverbti į visų širdis. Nors pagonybės prisiminimų ir jos prietarų dar sutinkame 15 ir vėlesniuose amžiuose, tačiau iš esmės žemaičiai ir lietuviai jautėsi esą katalikai. Ypač paprasti mažai mokyti žmonės geriausiai atsilaikė prieš kraštą sukrėtusią reformacijos bangą, vėliau prieš carinės ir sovietinės Rusijos prievartines provoslavinimo ir ateizacijos akcijas.